Lietuvių kultūros centras Varniuose. Šitas kambarėlis bokšte yra laikomas Valančiaus slaptųjų kambarėlių, kuris kandidatus į seminariją šiek tiek pamokydavęs. Na, kiti mano, kad tiesiog vaikus mokė lietuviškai, bet ne Valančiui tiek turėt laiko, kaip sakoma, bet yra toks pasakojimas. Rusijoje Sankt Peterburgo archyvuose yra išlikusi byla numeris 21, pradėta 1867 m. sausio 19 d. ir baigta 1871 m. spalio 31 d. Joje vyskupas Motiejus Valančius kaltinamas visokeriopą priešvalstybinę veiklą, sena neapykanta Rusijos imperijai, liaudies maištingumo skatinimu ir sukilimo rėmimu, administraciniu nepaklusnumu, pagalba represuotiems kunigams, priešvalstybinių knygų rašymu ir leidimu. Matome vitrinoje ir išeksponuota vyskupo Valančiaus fotografija. Sunku pasakyti, kurioje turbūt Štrauso ateljė Kaune jinai yra padaryta, portretas ir povyza, tikrai vyskupiška, atspindinti jo valingą charakterį. Taip, jau imtumėm plačiąją prasme, jis išeina iš Žemaitijos ribų ir šiandien sakom, kad tai yra Valančiaus epocha. Bet per visą šitą laikotarpį dar reikėtų atsiminti, kad Varnių žemė yra žmonių žemė, kurioje subrendo asmenybės atvažiavusios iš visos Lietuvos studijuoti į Varniuose esančią Žemaičių kunigų seminariją. Tai šitie vyrai, kurie yra tokie kaip Vienažindys, kaip Antanas Strazdas, kaip Lindė Dobilas, kaip Pabrėža ir pats Valančius ir daugybė čia kitų, kurių karts mažiau žinom, bet jie paliko didžiulį pėdsaką raštijoje, kultūroje, krikščioniškoje sklaidoje, poezijoje, literatūroje ir gebėjime iš tikrųjų identifikuoti save su krikščionišku mentalitetu, su tapatybė būti lietuviu bei žemaičiu ir tuo pačiu kurti modernėje Lietuvos valstybę. Raštijos pradžia Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje glaudžiai susijusi su Varniais. Tai vyskupo Merkelio Giedraičio, antrojo žemaičių krikštytojo nuopelnas. Jis taip pat rūpinosi Lietuvos istoriją. Į Varnius pasikvietė Motiejų Streikovskį, kuris parašė pirmąją Lietuvos istoriją. Žmogui, kad jis susivoktų, kas jis yra, turi atvažiuoti Varnius, pamatyti tuos išgyventus įvykius, užlipti ant tų pačių grindų, kuriomis vaikščiojo patys didžiausi vyrai nuo 1771 metų, išgirsti vargonų skambesį, prie kurių giedojo ir grojo daugybę žymių to metų muzikų ir atpažinti čia didžiausią įdirbį, kokį tik tai gali padaryti žmonės savo gyvenime. Varniuose reikėtų ieškoti ir humanisto, vieno iš lietuvių raštijos kūrėjų Mikalojaus Daukšos kapo. Jo postilės prakalba ir šiandien skamba aktualiai, neleisdama apsnūsti mūsų dvasiai, užmiršti, kas sudaro tautos gyvybės esmę. Visada į Varnius atvažiavę žmonės turi atsiminti patį svarbiausią dalyką. Iš šito žemės išėjo visa geriausia žinia, ištransliuota apie tai, kas yra žmogus, kas yra krikščionis, katalikas ir kas yra tapatybė būti savimi. Tai pirmiausia, reikia prisiminti Mikalojų Daukšą, garbųjį kanauninką, kuris savo postilėje rašė, kas yra svarbiausia, jis parašo. Ir klausė, kur pasaulyje yra tauta, kuri neturėtum trijų dalykų – tėvų žemės, papročių ir kalbos. Atėjom į Varnių kunigų seminarijos patalpą, kuri pagal seminarijos inventorių 1800 metų yra vadinama seminarijos regento butu. Tas reikštų, kad čia buvo ir Motiejaus Valančiaus ir darbo, ir gyvenamoji vieta, kai jisai buvo kunigų seminarijos, taip vadinamasis rektorius, mūsų lietuvišką kalbą vadinant. Niekas taip stipriai nesuriša žmonių
kaip kalba. Žinoma, mes prisimenam didžiuosius vyrus, kurie čia įmynė pėdas, daugybė vyskupų. Čia ir Giedraičiai, ir Tiškevičiai, turim ir Lopacinskis, ir daugybė kitų būtų galima vardinti. Ir žinoma, Valančių, be kurio mes niekaip neapseinam, kadangi jo pėdsakas šitoje žemėje yra ypatingas, jis čia ir studijavo Žemaičių kunigų seminarijai, paskui dirbo joje, vadovavo jai, lietuviškas pamokas, paskaitas įvedė pirmasis lietuvių kalbos, norėdamas, kad kunigai kuo arčiau būtų liaudies. Ir žinoma, tapęs vyskupu čia jau paliko didžiulį pėdsaką visai Žemaitijai ir ne tik Žemaitijai. Per 550 metų Varnių kunigų seminarijoje mokėsi ir dvasiškai subrendo daug Žemaitijos ir visos Lietuvos jaunuolių, kurie buvo pasiryžę darbuotis Dievo ir gimtojo krašto garbiai. Tarp jų Antanas Strazdas, Jurgis Pabrėža, Antanas Juška, Juozapas Silvestras Dovydaitis, Antanas Baranauskas. Varnių kunigų seminarijos laikotarpiu Valančius ugdymo proceso vadovas. Žinoma, jis tą ugdymą, klierikų mokymą ypatingai pagerino, išaugo kokybė ir skaičiumi, ir visai kaip kitaip. Tarkime, jeigu per šimtmečius ir per visą 18 amžių iki Valančiaus toks buvo nusistovėjęs apytikris vidutinis klierikų skaičius 40, tai Valančiaus laikais seminarija vienu metu buvo išaugusi iki 120. Tuo metu, kai Varnių kunigų seminarijai vadovavo Motiejus Valančius, seminarija išgyveno pakilimą. 1850 metais, tapęs Žemaičių vyskupijos vyskupu, jis stengėsi ugdyti pažangius klierikus, apie save telkė lietuvių raštijai nusipelniusius žmones, rūpinosi lietuvybės idėjų plėtra. Šitoje žemėje subrendo ir Baranauskas, būdamas grynas aukštaitis, gerai atsimenam, rašo. Ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai, kuriuos lietuviai turėjo. Ir štai jis jau atpažįsta žemaitiškumą kaip vieną iš svarbiausių identitetų, formuojančių būdą, kaip suvokti save kaip žmogų, Dievo kūrinį, kaip suvokti save kaip krikščionį, kataliką ir kaip subrandinti tą tikrąjį tapatybės ženklą, kalbėti lietuviškai, mąstyti savo savarankiškos valstybės kūrimo strategijoje ir neužmiršti savo įsipareigojimo būti bažnyčios, katalikų bažnyčios nariu. Tai Žemaičių šitoje visoje teritorijoje Varniai palieka didžiausią įspaudą. Ir niekaip to negalima ištrinti ar kaip nors nuneigti. Senojoje Varnių kunigų seminarijos bibliotekoje buvo komplektuojamos lietuviškos knygos. Pats Motiejus Valančius parašo Žemaičių vyskupijos istoriją, rodydamas pavyzdį visiems dvasininkams ir klierikams. Na ir žinoma, pats svarbiausias vyskupo Valančiaus raštų palikimas yra tekstinis palikimas, yra istorija. Kas XIX amžiuje nerašė tik Žemaičių vyskupijos istorijos? Pradėkime nuo kunigo Stanislovo Čerskio. Paskui vyskupas Valančius. Dviejų tomų, dviejų dalių Žemaičių vyskupystė parašė. Rašė taip pat ir prelatas Benediktas Smigelskis. Tarkime, jis parengė visas Žemaičių vyskupų biografijas. Nenorėjo atsilikti ir senųjų Varnių Švento Aleksandro parapijos klebonas Vincentas Juzumavičius arba Juzumas šiais laikais. Baigę Varnių kunigų seminariją, ne vienas kunigas įsitraukė į lietuvybės darbus. Tadas Juzumas parašė Senas aukso altorius, elementorių ir katekizmą. Kunigas Antanas Juška išleido abėcėlę arba elementorių dėl mažų vaikelių, latvių, lietuvių kalbų žodynėlį, didelius dainų rinkinius. Dvasininkai rinko ir patys kūrė eilėraščius, dainas, giesmes. Šalia šitų kūrinėlių yra, žinoma, paties Valančiaus opusai. Tai yra parengtos kantičkos, tai yra senosios giesmių knygos. Čia yra Tilžės leidimas 1904 metai. Daug vertingiau, žinoma, yra tos kantičkos, kurios yra dar Valančiaus laiko, Zavackio knygyno spaustuvėje leistos arba kaip kontrafakcinės. Jose ir kalba yra senoviškesnė ir
pati spaudinių istorija yra sudėtingesnė bei įdomesnė. XIX amžiuje žymiausia Lietuvoje buvo Zavadskio spaustuvė, kuri išleido kelis tūkstančius leidinių – vadovėlių, kalendorių, mokslo, meno, grožinės literatūros, religinių knygų. Tarp jų Adomo Mickevičiaus kūryba, Joachimo Lelevelio, Henriko Sinkievičiaus, Jono Snedeckio, Motiejaus Valančiaus darbai, Lauryno Ivinskio kalendoriai. Spaudinių ir knygų platinimui Lietuvoje buvo steigiami Zavadskio knygynai. Čia yra taip, kryželis ir gramatiškai netaisyklinga galūnė zvlokam. Šventai pamienči Karolę Schmidhausen, księgarza urodzonego Krakowie 1820. Nu tai va, Karolio Schmidhauseno knygininko palaikai, gimusio Krokuvoje 1820, mirusio 1855 metais, lapkričio 24 dieną. Zavadskio knygynas Varniuose. Tai buvo senas Valančiaus sumanymas. Jis ilgai ėjo į tai, kad Varniuose turėtų būti knygynas. Kai jau buvo atidarytas knygynas, pirmuoju knygyno vedėjų Valančius pasikviečia iš Vilniaus jaunutį Karolį Schmidhauseną. Karolis dirba labai neilgai. Jo veiklos tarsi kaip ir pėdsakų nelabai daug išlikę, bet svarbu tai, kad Karolis atvažiavęs čia taip ir paliko Varniuose. Jo kapelis yra vėlgi ne parapijos kapinėse, o atskirai už miestelio kapinaitėse, kurias varniškiai vadina Vario kapeliais, kur palaidoti evangelikai, liuteronai, stačiatikiai. Atminimas ir įrodymas Valančiaus veiklos kaip Zavadskio knygyno įsteigėjo ir įsivaizduoti iš Krokuvos jaunikaitį. Vos 25 metų sulaukęs mirė, tokį jauną parsikvietė į Varnius, kadangi knygynas Zavadskio pavaldumo, tai matyt, Zavadskio rūpesčių ir alga iš Zavadskio jam turėjo eiti. Galima sakyti, antras paminklas šitam knygynui, nes pirmojo knygyno vedėjo kapas yra Varniuose. Laurynas Ivinskis, dirbdamas Rietave agronomijos mokytoju, dažnai lankėsi Varniuose pas vyskupą Motiejų Valančių, padėdavo Zavadskio knygynui pardavinėti knygas. Daug laiko skyrė lietuviškų kalendorių ruošimui ir leidimui. Bet kokiu atveju tai yra tai, kas suformavo mūsų poziciją. Atsiminkit, kad Simonas Daukantas čia, Laurynas Ivinskis čia, Zavadskio knygynas čia. Tai čia tai, kas yra svarbiausia. To, ko reikia šiandien žmogui, kad jis susivoktų, kas jis yra. Zavadskiai už draudžiamų lietuviškų ir lenkiškų knygų spausdinimą bei cenzūros nuostatų pažeidimus carinės valdžios buvo kelis kartus bausti. Besidomėdami Valančiaus gyvenimu ir jo veikla mes užtikome straipsnį Tomo Petreikio, knygotyrininko Tomo Petreikio straipsnį apie vieno augalo lapelį rastą knygoje, kuri kadaise priklausė Motiejui Valančiui. Tas augalas yra balzamita. Jis yra naudojamas ir kaip vaistažolė, ir kaip prieskoninis augalas. Valančius greičiausiai jį knygelę įsidėjo apsaugai nuo kandžių, nes šitas augalas kvepia, intensyviai kvepia. Šiuo metu jo darželiuose jau nebepamatysite. Jis yra praktiškai išnykęs. Mes jį atradome tik tai Šiaulių botanikos sode, kur mokslininkai atkūrinėja XIX amžiaus darželius. Nacionalinio įsivadavimo sukilimas prieš Rusijos carinę valdžią, prasidėjęs Varšuvoje 1863 metais, greitai persikėlė ir į Lietuvą. Rusijos okupacinė armija ginkluotą pasipriešinimą galutinai numalšino 1864-aisiais. Po sukilimo visos lietuviškos mokyklos buvo uždarytos, švietimo darbas nutrauktas, likviduotas Zavadskio knygynas Varniuose. Uždraudžiama lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis. Vyskupas Motiejus Valančius su visa kapitula iškeliami į Kauną. Pačiu nepatogiausiu bažnyčiai būdu uždaroma kunigų seminarija ir vyskupijos centras perkeliamas į Kauną. Tai va tuo būdu tik nuo 1866 metų vėl
mokslo duris atveria Žemaičių kunigų seminarija, bet jau Kaune. Katalikų bažnyčia Lietuvoje caro valdžiai visada buvo kliūtis rusinant žmones. Vyskupo Valančiaus kailiniai, kuriuos Žemaičių vyskupystės muziejus buvo gavęs iš tolimų 20 amžiaus Valančiaus genties narių. Šitie kailiniai yra įspūdingi tom, kad jie yra pabuvoję su Valančiaus giminės atstovais Sibiro tremtyje ir sugrįžę, ir ilgai buvo užmiršti, saugoti kažkur garaže, ir galbūt dėl tos priežasties jie yra pakankamai nukentėję nuo laiko, bet tai yra pagal legendą tikrai vyskupo Valančiaus, nes jisai juos prieš išvykdamas, kadangi jam liepė palikti Varnius, jis aplankė savo sesers šeimą ir paliko tos kailinius būtent namiškiams kaip savo atminimą. Kauno kunigų seminarija yra ta pati kunigų seminarija, tebegyvuojanti nuo tos pačios Žemaičių kunigų seminarijos, kuri buvo 1866 metais galutinai ištremta į Kauną, ten įkurdinta ir tęsė savo tradiciją ir gyvena iki šių dienų. Absoliučius tęstinumas ir absoliuti dvasia, kuri negali niekur dingti. Jis visą laiką yra nenunykstanti, tik tai mūsų pareiga ją gaivinti, ją priminti, iš jos semtis jėgų, kaip sako mūsų himnas, ir ieškoti tapatybės savęs atpažinimo, būtent remiantis ano meto žmonių išgyventais patyrimais ir mokėjimu išsaugoti tai, kas yra svarbiausia. Per 40 spaudos draudimo metų rusų raidėmis kirilica Lietuvoje buvo išleisti tik 58 leidiniai. Kai be Motiejaus Valančiaus žinios buvo išleistos knygos Evangelijų išguldymas, jis visą tiražą išpirko ir sukrovė Kauno katedros pastogėje. Ir nuo 64 metų rudens Valančiaus Varniuose nebelieka. Ir vaizdžiai Valančius pasako apie tą situaciją, Varnių situaciją, kad Varniai tapo tušti kaip daržinė pavasarį. Ką reiškia tušti? Reiškia, nebėra klerikų, nebėra tų 10 uniformuotų studentų, nebėra profesorių, nebėra kunigijos, kapitulos narių, nebėra tos dvasinės didybės, kuri čia per šimtmečius buvo įsiviešpatavusi ir įsigyvavusi. Supratęs, kad lietuvių tauta ir kultūra atsidūrė ant bedugnės krašto, vyskupas Motiejus Valančius su bendraminčiais sukūrė konspiracinę kontrabandinę sistemą slaptam lietuviškos spaudos leidimui ir platinimui. Kalbant apie Valančiaus laikų knygnešystės laikus, daraktorystę, jo raštus leidžiamus iš šito žemės ir rašomus būtent šitoj padangiai. Reikia atsiminti daugybę dalykų, kurie formuoja šiandien, maitina mūsų dabartį. Jeigu tai nebūtų maitinanti jėga iki šios dienos, mes neturėtumėm jėgų gyventi ir kurti perspektyvą ateityje. Tai žodis, kuris buvo spausdintas lietuviškai, absoliučiai turi pagrindinę sklaidą per bažnytinį gyvenimą, per atlaidus, per susibūrimus. Ir žinoma, Valančius vis tiek figūruoja kaip pagrindinė asmenybė, kuri galėjo įkvėpti daugybę žmonių tam darbui. Į kovą už lietuvių kalbą ir tautinį įsivadavimą vėliau įsijungė ir jaunesnioji klierikų karta – Antanas Baranauskas, Jonas Mačiulis Maironis, Juozas Tumas Vaižgantas. Mes prisimenam Vaižgantą, jau kita karta ateina, ar ne, kuris puoselėja šitą knygnešystės tradiciją, būdamas pats aukštaitis, bet dirbdamas Žemaitijoje Kuliuose, Mosėdyje ir ten turėdamas ryšius su žmonėmis, o centriniai taškai iš tikrųjų yra tie, kur daugiausiai žmonių susiburdavo tuo metu, kur buvo sunkiausia žandarams pagauti knygnešius ir literatūros lietuviškos spaudos platintojus. Tai žinoma, Žemaičių kalvarija, Šiluvos didieji atlaidai, kitos susibūrimo vietos. Ir tai, žinoma, tinklas, kuris padėjo išgyventi, nes be tinklo, be palaikymo, be slėptuvių, be strateginio mąstymo nebūtų įmanoma to padaryti. Tai
čia yra daugybė žmonių. Mes labai mažai greičiausiai žinom apie tai. Mes žinom labai nedaug. Žinom tik tai tuos pačius ryškiausius žmonės, kuriuos minim nuolat kaip pagrindinius veikėjus, bet be daugybės kitų žmonių, kurie galbūt tiesiog tik būdavo tarpininkai, kur leisdavo pernakvoti knygnešiams, ar paslėpdavo juos, ar tiesiog pamaitindavo sušalusius. Ir šitie visi žmonės yra prisidėję prie to, kad šiandien kalbam ir rašom lietuviškai. XIX amžiaus pirmoje pusėje keletas Varnių seminarijos klierikų susidėję pinigų Tolės kalnelyje pastatė Švenčiausios mergelės Marijos koplytėlę. Tai buvo mėgstamiausia seminaristų pasivaikščiojimų vieta. Antanas Baranauskas apie ją rašė. Ir kyla nuostabios mintys ir kalbos pamažu subrendusios sieloje. Kai sielą atgaivina širdinga malda, mes vėl linksmi, laisvi ir blaivūs. Jeigu žiūrėtumėm šiandien į didžiuosius mūsų praeities vyrus, jeigu mes matytumėm toliau tęstinume tą patį Baranauską, kuris jau yra kaip auxiliaras Kaune, vyskupas ir profesorius seminarijos ir vėliau Seinuose vyskupauja, matytumėm Maironį, matytumėm Vaižgantą, visi šitie didieji vyrai tuo metu jau baigiantis carinės Rusijos epochai ir prasidedant nepriklausomybei anų metų Lietuvos kūryboje, absoliučiai turi tęstinumą, prasidedantį būtent nuo Žemaičių kunigų seminarijos ir nuo Varnių žemės atsklindanti iki šių dienų.